Sveiki brangieji ir visi neturintys ką veikti. Taigi šiandieną dirbtuvės prilėpė gaso. Jis čia jau kažkurių tai metų su įpurškimu. Taigi čia motociklui mums reikia padaryti vieną dalyką. Jisai neužsiveda. Vat sukinėjai raktelį, nieks nevyksta. Akumuliatorius pas jį yra visiškai geras, jau pamatuotas. Laidai ateina. Tai dabar pabandysim mes šiek tiek prasiardyti aplinkui spynelę, kad pasižiūrėti, ar spynelė veikianti. Na ir jeigu tenais nieko nerasim, tai tada bandysim ieškoti kažkur toliau. Na ką, tai panašu, kad problemą suradom. Reiškia, nu va, kol kas nieko nevyksta, jungiam įdegimą, imam pincetą ir bandom. Opa! Ir viskas veikia. Žodžiu, pincetas yra problemos sprendimas. Tai pasiūlysim žmogui taip ir naudotis. Kai reikia važiuoti, dedi pincetą į kontaktus ir važiuoji. Na gerai, iš tikrųjų, tai žodžiu, reikia dabar išsikrapštyti spyną, reiškia, ir pabandyti suremontuoti. Ten kažkas viduj su jie bus netvarkoj. Na ką, mes turime nuostabio itališko motociklo degimo spynelį, kurią mes jau nusiėmėme. Ir iškart girdisi, kad kažkas netvarkoj, barškutis. Taigi, nu ką, mes ją iškrapštysim, išardysim, pažiūrėsim, ką ten rasim viduj. Na ir volia, gedimo ilgai ieškoti nereikėjo, nusiėmėm dangtelį ir laidas nulūžęs. Vienas, ir tu čia sukinė kiek nori, vienas iš, kaip čia sakyt, vienas iš dviejų ir nulūžęs ir čia. Tai tik eilinį kartą patvirtina, kad tai yra barškutis ir niekam tikęs daiktas. Jeigu toks dalykas atsitiktų japonišką motociklę, tai aš sakyčiau, turbūt atėjo pasaulio pabaiga. Taigi įlituojam, surenkam atgal į motociklą, reiškia, ir bus galima grąžinti savininką. Už šitą vat mūsų darbą, kiek čia tų laiko praėjo, na, kokie mokės, turbūt ko yra 15 eurų, reiškia, nes nepilna valanda. Na ką, tai sudėjom spyną, padarėm tokį papildomą užsegimą, reiškia, kad jisai, kaip čia pasakyti, laidas nenorėtų išsitraukti laukan. Tikiuosi dabar viską tilps čia sudėt man. Na ir dabar, reiškia, mes viską sukemšam, uždedam jam tą dangtelį, kurį reiktų uždengti, kuris čia ir buvo prieš tai. Ir... O, pavyko. Ir ką, nešam įdėsim į motociklą. Na ką, tai mūsų darbas baigtas. Lemputės įsijungia. Įdomu, užsiveda. Laisvas bėgis, kovelė. Užlenkiam tebūnė, reiškia. Na tai ką, tai variklis dirba. Užsiveda. Daugiau šitam motociklui aš nelabai linkęs kažką daryti, kadangi man jisai nelabai patinka ir nelabai suprantu aš logikos, konstrukcijos ir gedimų žodžio. Viso, nesiplečiu į šitą temą. Ir tiek, einam prie kitų darbų. Alright, I gotta tell you directly, briefly speaking, my company Global Source is a specialist investment research company. What we do here, we source clients for investment companies in Asia that are now also expanding their client base in Lithuania. That's why I'm calling you,
this is only for your personally, not for your company. Is your personally, do you have an interest to know more in offshore tax-free investment opportunity, Carl? Probably not. I just don't have any spare funds to invest anywhere. I thought you might say that, but let me tell you for your consideration later, how if I can show you up to 40%, 40% profit return and tax-free. Will you be open-minded to know more at least about this opportunity first? Probably not. As I said earlier, I'm just don't have any spare funds to invest. So. Don't get it wrong. We are not discussing or make decision right now based on this phone. What I would like to do is just to gain your interest and to arrange you a presentation call back from one of our senior advisors to provide you with any further details. Not today, on the next week. So later on you can make decision after that. Look, man, this always works like that. You called me yesterday, or not you, maybe someone from your office or someone else. So, as I said before, just no, and please don't call me. Delete the phone number. I don't know how many times I've asked for that. Okay, no problem, Carl. Sorry for it. Thank you very much for your time. Bye. Have a nice day. Good luck for your business. Global Source Fund Limited, Hong Kong. Įsivaizduojat, siūlo investuoti. Gal jūs kuris nors norite investuoti? Va, telefono numerį matėt, galit pasiskambinti. O dieve, kokia nesąmonė, kaip atsibodo man jie. Šiandien dirbtuvėse turime Suzuki GSF 650 bandytą vadinamą, čia jau tas naujesnis su burškimu. Ir šią motociklę buvo nutrūkusi grandinė ir tuoj pamatysim pasiekmes. Biškai prasiardžius. Iš karto matosi, kaip čia viskas buvo privirinta. Kur čia dar? Čia kažkas daryta. Čia daryta. Ten giliau. Mano lempa. Lempa štai čia. Apa. Ten giliau irgi. Niekaip negalėjau suprasti, iš kur tepalas varva. Bet dabar jau matau, kad šitas siurblys vandens ne vietoj. Žmogus taip pat skundėsi, kad buvo užsidegusi temperatūros lemputė. Tai panašu, kad čia problema. Vėl nežinau, kaip čia taip atsitiko. Bet va štai išsisuko. Žodžiu. Tai mūsų užduotis tai yra dabar įstatyta siurblį vietą. Turim šitą riebokšlį, kadangi čia tikrai bėga tepalas. Šiek tiek reiškia per jį. Vėl nežinau, kodėl iš čia bėga, bet... Šitą šelį iš tikrųjų neišsicentruoja, nes čia turbūt viskas pasislinkia kažkaip tai žemyn kreivai. Tai mūsų užduotis, žodžiu, yra tokia. Dabar viskas sudėti į savo vietą. Pabandysim įstatyti tą vandens siurblį į savo vietą. Žiūrėsim, kas bus toliau. Tai biškį pakrapštėm ir matosi tikroji žala, kai buvo nutrūkus grandinė šitam motociklui. Tai buvo nukirstas ir sankabos laikiklis šičia vat, ir čia, jo, čia sankabos rėmelio laikiklis, čia vat apačio yra vandens pompos laikiklis ir čia vat yra didžiausia bėda, kad va čia vat yra nulūžęs varžtas. Tai dabar mums kažkaip reikės, kažkokiu tai būdu mums reikės, reiškia, tą varžtą iš ten iškrapštyti. Nu, neiškrapštyti reikia, išgręžti iš tikrųjų, reiškia, ir visuk kitą. Tai bandysim kažkokiais tai, neįsivaizduoju, kažkokiu tai būdu bandysim, reiškia, tą dalyką visą. Na ką? Tiesiog neįtikėtina sėkmė. Išsisuko tas varžtelis, kuris ten yra likutis.
Galvojau, kad reikės viską išgręžti, bet pasirodo ne. Taigi, tiesiog, nežinau, nėra žodžių. Pasisekė kaip niekada. Ta prasme, paprastai, kai būna nulūžęs varžtas, tai ten jau būna, švelniai tariant. Ir reikia kažką galvot, burt, reiškia, ir gamintis, kaip sakom, įrankius, kurie neegzistuoja šitam pasaulyje. Pataisom tik tai sriegį, surandam tinkamą ilgio varžtą, kad gerai pritrauktų ir iki galo ten į sriegį įlystų. Na ir tada surinkinėsim atgal. Tiesa, dar salinką viršų reiktų pakeisti, kurį mes turim čia kažkur užsisakė jau senokai pasiruošę. Štai tokį originalų didelį blyną. Na ką, tai pirmiausia mes, gal ne mes, o aš labai nemėgstu sudėti tokio purvino daikto atgal. Tai aš jį šiek tiek prasiplausiu, varžtą ten išsisukom, sriegį padarėm. Aš jį dabar šitą nesąmonę šiek tiek prasiplaunu. Gal ne šiek tiek, bet kad būtų švari bent jau kaip minimum. Čia dar matau yra oksidacijos, reiškia, nuo aušinimo skysčio šitoje vietoje. Tai irgi pašalinam visą tą reikalą. Ir bandysim minėti atgal, susiradom du naujus varžtus. Įtariu, kad jisai ne visai lygiai stovi, tai todėl ko gero prisuksim vieną viršutinį, nes šitas buvo liktai nenulaužtas. Čia nulūžo tik tai varžtas, o tvirtinamas likęs tas pats. O reiškia, ką, apatinį mes tada bandysim išlyginti pagal tą, kad nebūtų perkreipimo į šoną. Daugiau tie varžtai neišsukinėtų. Nu ir be abejo, varžtai bus ant klijų. Čia jau kitaip šitoje vietoje nebūtų protinga pasielgti. Tai žodžiu, nusiplaunam šitą, tada pakeisim tą salniką. Iš praktikos galiu pasakyti, tokie dalykai niekada gerai neišeina. Čia jau matosi, kad visiškai laisva tarpelis. Toj vietoj, kur turėtų būti visiškai plokščiai prispausta. Štai tie varžtai ir išsisuko, kadangi nėra plokštumos. Vienas prisisuko, kitas įsitempė, žodžiu, tada perkreipė tą prieš taip viršutinį varžtą ir, žodžiu, elementariai tiesiog jie išsisuko, nulūžo. Ieškosim pakišti šaibą į vidų. Ir įsuksim taip, kad jis, kaip čia pasakyti, neturėtų laisvumo spausti žemyn ir taip pat ta šaiba jo neplėstų į viršutinę pusę to vandens siurblio. Na, okei, tai pakrapštam kažkokią šaibą, susukam varžtą, dirbam toliau. Na ką, tai šitas motociklas turi dar vieną problemą. Tai yra, neturi krovimo. Tai kadangi jis krovimo neturi, mums reikia paieškoti, kodėl jis jo neturi. Prikabinam, turim 12. Kūriam. Ilgai birbinti negalim, kadangi nėra aušinimo skysčio. Aišku, beveik įsitikinęs, kad problema yra su pačiu akumuliatorium. Ne, statorius geras. Taip, sakyčiau, problema yra su pačiu akumuliatorium. Kažkur kažkokį tai turėjau, blemo, gal reiktų pamanyti paieškot. Šlamšto visada yra, o kur tas... Ava. Čia 7ABS. O kokį mums reikia čia nais? Žinokit, viena ranka visai dirbti nėra patogu. Kaip čia pasakyti? Niekad kitaip ir negalvojau, bet... Va ir kita. Liuks. Niekad kitaip ir negalvojau, kad viena ranka tik navalyti galima, daugiau nieko. Neprisikabina. Beržėmus akumuliatorius. Gerai. Dabar ką mes turim? Įjungiam.
Užvedam. Pasižiūrim, ką rodo statorius. Statorius rodo 10 voltų. Duodam gazo. Krenta. Ką rodo šitas daiktas. Keturiolika. Taip, iškidavus gazo. Išjungiam. Puiku. Panašu, kad senasis akumuliatorius trumpina, tai žodžiu, tikrai pakeisim. Štai ir viskas, šiam kartu tiek. Jeigu įdomu sužinoti, kiek kainavo darbai, tai skaitykit aprašymą po video. Ten paliksiu įrašą su pinigų suma. Jeigu turit kokį klausimą, rašykit komentarą, būtinai pasitengsiu atsakyti. Taip pat spauskit ir subscribe tą mygtuką. Na ir šiam kartu tiek, brangieji. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Ir iki. Ką? Nieko. Turiu daug ką pasakyti blogo apie šitos motociklus ir visą itališką moto, reiškia, konstrukcijų visą kitą, bet gal aš, kaip sakoma, pasilaikysiu visą šitą reikalą sau.